prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda jūs į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie pasigailėk. Kristau pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Dabar visi šlovinkime viešpatį garbės himnu. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms. Šloviname tave, aukštiname tave, lenkimės tavo, garbiname tave. Gėrimės tavo didžią garbę, viešpatie Dieve, dangaus valdove, visagalį Dievą. Viešpatie vienatinį Sūnau, Jėzau Kristau, viešpatie Dieve, Dievo avinėlį, Tėvų Sūnau. Tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk. Melskimės. Te džiūgauja viešpatie šventomis paslaptimis gaivinama tavo bažnyčia, nešvenčiausios mergelės Marijos gimimas, visam pasauliui buvo išganymo aušra ir viltis. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Ir šventosios dvasios. Amen. Te padeda mums viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpats su jumis. Melskimės. Nuolankiai tave viešpatie prašome, palaimink šiuos paminklus, pastatytus prisimenant mums brangius žmonės. Suteik visiems viešpatie amžinąjį atilsį ir kryžiumi paženklinti, tegul visiems atneša amžiną džiaugsmą dangaus karalystėje. Visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios palaima ir ramybė te nužengia ir visuomet te pasilieka. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
Amžinąjį atilsį duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems nešviečia. Amžinąjį atilsį duok mirusiems viešpatie. Amžinąjį atilsį duok mirusiems viešpatie. Tegul ilsisi ramybėje. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gerbiami šio renginio dalyviai. Šiandieną mes susirinkome susikaupimui savo mintimis, nukrypstame į mūsų tautos kruvinąjį pokarį. Partizaninė kova nusinešė apie 25 000 jaunų Lietuvos sūnų ir dukrų. Jų tarpe mes šiandien susirinkome pagerbti šios 5 mūsų tautos didvyrius. Pagerbkime juos tylos minute. Ačiū. Stai. Sėk. Uk. Ne. Stai. Sėk. Uk. Ne. Užtai. Sėk. Uk. Ne. Sus. Ant peties. Grek. Amžinąjį atilsį duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Amžinąjį atilsį duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems šviečia, tegul ilsisi ramybėje. Amen. Šiandien mes susirinkome čia, prie šio paminklo, kad prisimintume ir pagertume tuos Lietuvos vyrus, kurie prieš 60 metų 1947 metais, gruodžio 27 dieną, tai yra 3 dieną Kalėdų, žuvo Auksučių sodybose. Čia truputį toliau, iš kokių 400–500 metrų, jeigu taip paėmus. Tai buvo 5 Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Vyčio kuopos Naro būrio partizanai. Būrio vadas Vytas Votelis, Naras, Jonas Cimbolaitis, Šarvas, mano brolis Adomas Tumausa, matrosas, klasės draugas Vytautas Endziolaitis Svajūnas ir Pranas Svogonaitis Klevas. Trumpai supažindinsiu jų žūties aplinkybėmis. 3 Kalėdą dienų po sunkaus naktinio žygio išvargę partizanai poilsį apsistojo Auksučių kaime Vyšniausko sodyboje, kur ir buvo jiems paspęsti čekistų spąstai. Paryčiais partizanų sargyba pastebėjo nuo barzdų artėjantį didelį būrį NKVDistų ir stribų. Vyrai žaibiškai griebė ginklus, įsiveržė laukan ir pradėjo kautynes. Priešas nesitikėjo tokio staigaus pasipriešinimo ir šiek tiek sutriko, bet neilgam. Kiek galėdami partizanai gynėsi, kovoja prieš kelis kart didesnį jėgą. Būrio vadas Naras, matydamas, kad prieš tokią jėgą nesilaikys ir neužteks šovinių, įsakė atsitraukti atsišaudant. O pats su partizanu Jonu Cimbolaičiu Šarvu liko pridengti atsitraukiančius. Juoda pirmiausia ir pakirto priešo kulkos, vyrai sukniubo ant melioracijos grėvlio. Likusieji sušoko į vežimą,
ir mėgino pervažiuoti ištvinusią Nenupę. Bet arkliai šūvių išgąsdinti stojosi piestu ir niekaip nepavyko jų perverti per vadį. Priešo kulkos jau aižė vežimo ratus. Iššokę iš vežimo, atsišaudydami traukėsi toliau. Buvo jau gerokai nutolę nuo barzų enkavedistų, bet priešo ugnis jos įstūmė į atvirą lauką. Netoli novos priešo kulkos pirmiausia suvarpė brolį Adomą Tomusą Matrasą. Likę dviese Vytautas Enzelaitis, Svajūnas ir Pranas Svogonaitis Klevas mėgino prasiveržti per Novos tiltą, bet iš kitos pusės juos pasitiko Griškabūdžių čekistų kulkosvaidžio ugnis. Šoviniai baigėsi. Nenorėdami pasiduoti čekistam, abu nusišovė. Žuvo garbingai, neišdavė priesaikos ir tėvynės. Iš apsupimo laimingai pasisekė ištrūkti tik vienam partizanui, Juozui Kaminskui, Rolandui, bet ir jis žuvo 1948 metais prie Sintautum. Po kautynių visi buvo atvilkti į Vyšniausko sodybos kiemą. Pirmiausia, juos apiplėšė. Nuo negyvų, bet dar šiltų kūnų nutraukė drabažius, batus, net kojines, iškratė kišenes, apšvarinė iki nuogumo, sumetė kaip gyvulius į vieną vežimą ir lydėdami keiksmažodžių serijomis bei tyčiojimais atvežė į Griškabūdį prie NGB būstinės išniekinimą. Visas kelias nušlakstytas buvo krauju. Tuo kruvinu taku pirmiausia atėjo jų motinos, kad bent slapčia peržegnotų ir palaimintų išniekintų savo sūnus ir savo pasirašytų žiaurų Sibiro katorgos nuosprendį. Man neteko nei jų laidoti, nei paskutinė sąjų žemė užberti ant jų kapo, tačiau aš buvau su jais kartu viename būryje, nors ir neilgai. Į Naro būrį mes su Vytauto Enzelaičio atėjome iš Barzdų progimnazijos, kada mus Griškabūdžio stribai laikė egzaminų, norėjau suimti, bet abiem pavyko pabėgti. Paskutinį kartą su jais įsiskyrėme 1947 metais birželio pabaigoje. Pilviškių stotyje naktį per susišaudymą su Pilviškių garnizono kareiviais laimingai išėję iš šios pasalos prie Barzdų vėl patekome į kitą pasalą. Aš su Salduku įklium į čekistų nagus, o Enzelaitis ir kiti laimingai išėjo iš apsupimo. Ir dar pusę metų grūmėsi su čekistais tėvynės laukuose ir miškuose. Aš jau buvau Vilniuje, MGBs rūmuose, prie Lukiškių aikštės, glamonėjimas tardytojų, vėliau nuteisė už akių Maskvos trojką. O aš jau bridau Mordovijos, Kazakstano ir Kutsko į Sibiro katorgos keliais. Į Lietuvą grįžau tik po 16 metų. Beveik pusę amžiaus nežinojo, kur užkisti kovos draugai. Tada viskas buvo slepiama, visus kaustė baimė. Žmonės apie tai kalbėjo tik pašnibždomis, kad jie užkasti Griškabūdyje prie MGBs būstinės pridaržyje, kur suguldyta apie 100 tokių kaip jie partizanų. Tik atgimimo laikais, 1989 metais, be baimių griškabūdiečių ir artimųjų dėka ši vieta tapo partizanų ir kalėjime per tardymus nukankintų žmonių kapais. Prie jų sargybint stojo kryžiai, ąžuolai, kurios padarė kuklus suvalkietis, laisvės kovotojas, tautodalininkas Albinas Taugaitis. Čia yra turbūt jisai ir pats yra. Mes visi jam nuoširdžiai dėkingi. Aš taip pat šiandien labai laimingas, kad galėjome kaip reikia laimingas, kad galėjau įamžinti savo brolio ir kovos draugų žūties vietą, kuri primins ateinančiam kartoms, kaip reikia branginti laisvę, dėl kurios daugiau kaip 25 000 Lietuvos kovotojų paaukojo gyvybę. Tegul tautos didvyrius lydi didžiausia pagarba ir šlovė. Dėkoju visiems, kad taip gražiai pagerbėte šioje vietoje žuvusius kovotojus. O kai grįšime į Griškabūdį,
dar aplankysime bendrą kapavietę jų, sukalbėsime maldą, uždegsime žvakelę. O dabar tar žodį gerbiamas žymus publicistas, žurnalistas Vilius. Ir tai neužtenka, kad mes tik tai paminėtume jų didvyriškumą ir žygius. Mes pajauskime, kad jie uždeda ant kiekvieno iš mūsų pečių pareigą atlikti tai, ko jie mirę nebegali atlikti. Užtikrinti tautos išlikimą ir valstybės nepriklausomybę. Aš čia jaučiuosi pagerbtas, galėdamas nulenkti galvą prieš žuvusiuosius ir atiduoti pagarbą gyviesiems partizanams ir laisvės kovotojams. Ir kaip buvęs Tėvynės apsaugos pulko karininkas, vienintelis, kiek aš žinau, likęs iš Tėvynės apsaugos pulkų, kurie kovoja prie Sėdos, prieš antrosios invazijos tankus, aš lenkiu galvą ir Tėvynės apsaugos rinktinės karininkų ir karių vardu prieš žuvusios. Tad manau, kad jie ir jų gyvenimas sako, ką mes turime daryti. Neužtenka paminėti gerbiamosios ir gerbiamieji, turime pagerbti jas savo darbais laisvoj Lietuvoj. Naudokime laisvę, nes laisvė kaip šluota, jeigu nenaudojama pastatoma į kampą, ji nieko gero nedaro. Naudokime laisvę, kol mes turime, kad mūsų palikuonis irgi galėtų didžiuotis ne tik tai tų, kuriuos mes šiandieną minime, bet ir mūsų darbais. Lai Dievas laimina visų mūsų pastangas tėvynei Lietuvai. Ačiū. Voverienė. Mėly partizanai, gerbiami susirinkusieji, šiandien šiame Lietuvos žemės kampelyje tikra šventė. Į Kriškabudį grįžo Lietuva. Mūsų gerbiama poetė, o poetai kartais būna pranašai, Aldona Puišytė sakė, kada į Lietuvą sugrįš Lietuva. Sugrįš tik tada, kada bus pagerbtas paskutinis partizanas. Sugrįš tada, kada kaimo bažnytėliai bus atlaikytos gedulingos mišios, sukalbėtos egzekvijos, kada jiems bus pastatytas paminklas ar kenotafas ir jis bus pašventintas kryžiumi. Partizanų maldoje, kurią parašė partizanų rašytojas Antanas Paulauskas, paskutiniai žodžiai partizano yra tokie: iškentėsiu visas kančias, iškentėsiu kalėjimus, tardymus, tik neduok Dieve, kad iš mano tautos atimtų atmintį, kad mes žuvusieji už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, kad nenueitume į juodą nežinią, kad mūsų vardai toje nežinioje neišnyktų. Šiandien mes kaip tik turime šitoj vietoj įvykdytas visas sąlygas. Tačiau, kaip matėme, Griškabūdžio centre
dar gyva komunizmo dvasia, pastatyta žuvusiems kovotojams už komunizmo ideologiją ir komunizmo siekius, kuri dvasia įveiks Griškabūdžio žmonės, tai daug kas priklausys ir nuo mūsų. Ačiū Jums, kad Jūs, mielas Zigmai, ir Jūsų miela žmona uždegėte žiburį tamsoje. Kai uždegamas žiburys, tamsa traukiasi ir šviesa vis plinta, ryškėja ir apšviečia žmonių sąmonę ir jų dvasią. Ačiū Jums, jauni vyrai, kad žuvote tikėdami Lietuvos idealais, kad likote ištikimi tiems idealams ir Jūsų dvasia liko nemirtinga. Broleliai mano, žuvę tamsią naktį, bet nenulenkę budeliui galvos. Ar Jūs tikėjot, kad po daugel metų ateisim čia ieškoti Lietuvos? Ačiū, kad išklausėte. Labai ačiū. Esu šių tragiškų įvykių gyvasis liudininkas, Zigmantas Vidrinskas. Todėl ir noriu trumpą žodelį tarti ir aš. Štai čia šioje aplinkoje žuvo mano klasės draugas Vytas Enzilaitis, klasės draugų Zigmo brolis Adomas Tumusas, tėvelio gimtinės kaimynas Pranas Vogunaitis ir dar du šio krašto miško broliai, tai būrio vadas Vytas Votelis ir Jonas Cimbolaitis. Kaip jau ir buvo minėta, aš dar kartą primenu tas pavardes, kad geriau įsimintum. Tada man buvo tik 14 metų. Mokiausi Šakių gimnazijoje, Lukšiuose, 5 klasėje. Atostogų metu iš mokyklos gaudavom užduotis atlikti kokį nors visuomeninį darbą. Man iš Griškabūdžio apylinkės buvo pavesta surašinėti gyventojų gyvulius, paukščius ir kitokį turimai turtą. Įsiruošęs šią užduotį vykdyti, 3 šventų kalėdų dieną, perėjęs Novos lieptą, išgirdau neįprastus garsus. Tratėjau kulkosvaidis, pavieniai šūviai, mane tada apėmė baimė. Užėjau pas pirmą gyventoją už Novos ir kai pasisakiau atvykimo tikslą, šeimininkas mane įspėjo tokiais žodžiais. Sūneli, ar negirdi, kas čia vyksta? Tai stribai su partizanai šaudosi. Jei pateksi į mūšio zoną, gali kulka ir tave jauną pakirsti. Supratau pavojų, užduotį net pamiršau, tik galvojau, kaip išnešti sveiką kailį. Dar pralaukiau šioje sodyboje, kol nutilo šūviai, pažliugusi nuo atlydžio keliu, grįžau į Griškabūdį, kur tuo metu gyveno ir mokytojavo mano tėvai. Greitai pasklido gandas, kad nelygioje kovoje žuvo net 5 partizanai.
kurių kūnai išniekinimui ir pasityčiojimui suguldyti netoli Stribelnyčios. Nusprendžiau ir aš, žinoma, tėvams apie tai nepasisakęs, pažiūrėti, kas tokie žuvusieji. Kai pamačiau, tuoj pažinau, kad tai Vytas, mano klasės draugas, su kuriuo prieš pusmetį baigėm Barzdų progimnaziją. Man kojas pakirto, savo 14-mečio širdį pajutau didžiulį sukrėtimą. Tada mes, Barzduose jaunesnieji, tik partizanų dainas per pertraukas dainuodavom. Ir net neįtarėm, kad iš mūsų klasės jau tada buvo 4 aktyvūs partizanų ryšininkai, užduočių vykdytojai, vėliau įsijungė į laisvės kovotojų gretas. Kokie jie buvo paslaptingi tie 16-mečiai, 17-mečiai, nelaiku subrendę, pasirengę už tėvynę paaukoti savo gyvybę. Kiek vėliau žuvo klasės draugai Vytautas Žemaitis ir Vytautas Šulskis. O Zigmas Tumosa, iškentęs tardymus, lagerius ir tremtį, šiandien aktyviai skelbia tiesą. Aš noriu pabrėžti tai, ko jis dėl savo kuklumo nesiima, kad tai jis organizavo savo būrio draugų žūties vietos įamžinimą. Jo dėka mes čia susirinkome. Ir mes visi čia esantieji, pažįstami ir nepažįstami, kraštiečiai iš visur atvykusieji pagerbti kritusių kovotojų, jam esame labai dėkingi. Yra ir daugiau mūsų krašto puikių žmonių, kurie stengiasi įamžinti žuvusiųjų atminimą. Bet aš šiandien norėčiau dar šioje aplinkoje paminėti vieną kraštietį, kuris savo iniciatyvą, niekieno neraginamas, daugiau kaip 10 metų aiškinasi miško brolių žūties vietas. Jam pavyko išsiaiškinti apie 2500 tokių žūties vietų. Kartu su bendraminčiais pastatė beveik 30 paminklų partizanų atminimui. Ir toliau aktyviai dalyvauja pagerbimo apeigose. Tai Marijampolėje šiuo metu gyvenantis šio krašto žmogus Romas Rusteika, kuris iš ligoninės šiandien atvyko taip pat čia pagerbti šios vietos. Tai nenuilstantis miško brolių įamžintojas, visas jėgas aukojantis Lietuvai, puikus pavyzdys jaunimui. Duok Dieve daugiau tokių žmonių. Aš manau, kad ir mano klasės draugas Zigmas labai džiaugiasi šiuo visų monumentu. Ir aš norėčiau, man atrodo, kad yra autoris čia, taip kad pasirodytų čia mums visiems ir padėkotume jam Na ir jau baigti. Norėtųsi, kad visose seniūnijose atsirastų entuziastų, kurie ne tik prižiūrėtų jau pastatytų paminklų aplinką, bet ir pastatytų naujų, priminsiančių, kokią kainą norėtų apginti Lietuvos laisvę. Dar dabar paprašysiu žmoną, kad padeklamuotų Brazdžionio eilėraštį labai tinkantį šiai minutei. Žionis, Viešpatie padėk mums. Aptvarstykime tautos žaizdas, kurias atvėrė ir savi, ir svetimi. Kraują kankinių pagerbdami, kurį sugėrė žemė ir kurį sumynė sunkus ordų batai kraujo upėm brisdami. Nulaužta obelšaka nebepriauga. Nukirsti pakluonėje sodybų medžiai su mumis drauge nebežaliuos. Raugiam vėl kasdienės duonos naują raugą. Mūsų mirusius ir gyvus mus dangaus malonė vėl į vieną meilės gubą juos. Tyla, tyla vėjų dienų lyg hienos, alkanos iširdę,
o pabudusios namuos vėl prausėmės viltim šviesia. Meilę, maldą, atgailą vėl kaupiame į širdį, iš numirusių, kad keltus Evangelijos gyvenimo dvasia. Ir su tais, kurie kalėjimuose, karcerios, gulagos, surakinti pančiais ėjo, klupo, mirė. Ir su tais, grįžusiais nesužalotom sielom, susiimkime už rankų. Tegu Erodus, Pilotus, Hunus, komisarus viešpaties teisybė teis. Jų nedorus darbus budinti Temidė jau seniai suskaitė ir pasvėrė. Ant istorijos svarstyklių mes ne pirmutiniai, ne paskutiniai, ne pirmi. Viešpatie padėk mums išsigydyti žaizdas, kurias atvėrė ir savi, ir svetimi. Dabar kalbės gerbiamas Vidas Cikanas, šio paminklo autoris. Manau, kaip menininko dalia tokia labai paprasta, paimt, padaryti, bet matyt kažkiek ir pajausti, kas buvo, dėl ko buvo ir dėl ko tai statoma. Šiandien man jau padeda kurti ir sūnus Aldas ir aš tik stebiuosi gerbiamo, ateik Aldai biškį, ir stebiuosi gerbiamo Tumoso tokiu diplomatišku, gražiu, tolerantišku bendravimu šituos visus metus, kai vis tiek taip iš karto greitai tą akmenuką neina padaryti. Ir jeigu nori, kad būtų atmintis kuo didesnė, kuo gilesnė, aš manau, kad reikia viską išmastyti. Ir šiandien tie simboliai, aš manau, visiems brangus. Ir Gedimino stulpai, ir Vyčio kryžius, ir tas paprastas akmuo lietuviškas laukų. Ir labai noriu padėkoti šito projekto įgyvendytojų, padėjėjų įgyvendyti gerbiamus Tonkus, Aleksandrą su Laimute. Irgi tai tiesiog irgi nusižengdami visokiom gamtos dėsniams, visokiem kitiem dėsniam darėm, vežėm čia, statėm. Ir tai buvo suprasta iš pirmo paprašymo. Aleksandras iš karto mano sumanymą viską nukreipdavo į kitus žmonės ir tai pasidarė. Tai didžiulis jūsų šitas, manyčiau, sumanymas tapo kūnu ir, kaip sakė, nežinau pavardės pranešėjas čia, iš tikrųjų, aš manau, kolega Saulius, seniūnas ir šitą vietą atitinkamai, kaip sakant, mūsų karta mes turim tai padaryti, turim tęsti šitą atminimo išsaugojimą ir šitą, kad vieta nebūtų, kaip sakant, slaugi ar kokia piktžolė neaugtų. Ir aš dėkoju ir gerbiamam klebonui Griškabūdžio ir bendruomeniai, kurie prižiūrite kitus paminklus pastatytus, atnaujino. Visiems geros sveikatos, sėkmės. Dabar tars žodį Šakių rajono gerbiamas meras Juozas Bertašius. Gerbiami partizanai, mėly susirinkusiai. Šiandien širdyje dvejopas jausmas. Liūdesys, kad Lietuva neteko tiek daug mūsų ąžuolų ir sesių, kad šičia, toj šventoj dabar žemės lopinėlį, netoli visai čia, jauni vyrai atidavė savo gyvybę už tai, kad jie mylėjo Lietuvą, už tai, kad jie mylėjo mus visus, tie, kurie šiandien esame. Mes šiandien esame dėka tų,
galime kurti, galime gyventi, galime šypsotis, galime džiaugtis saulės šviesa, galime būti laimingi. Mėlėjai, su didžiulė pagarba tiem, kurių nėra, tiem vyram, kur šiandien jie ilsisi, čia netoli, kur čia jie atidavė savo gyvybės, tai tebūna amžina jam pagarba, šlovė. Tačiau aš su didžiuliu dėkingumu šiandien noriu pasakyti ačiū visų to krašto, mūsų krašto, Suvalkijos, Zanavykijos krašto žmonių vardu gyviesiam, kurie istoriją pavertė tikrovę. Tai yra didžiulis turtas ir man yra didžiulis džiaugsmas kartu su jumis, tuo labiau aš pasižadu, kad šita vieta, šitas kūrinys bus prižiūrimas. Aš gyvenu vos už 1 kilometro nuo šios vietos. Taigi, tegu būna amžina pagarba tiem, kurių neturime, ir tegu būna didžiulė padėka tiem, kurie gyvi ir daro gerus darbus. Nu, o dabar, kad biskitį prablaivinti nuotaiką, jo sudainuosim dainą. Juk daina tai visus mus vienyje. Daina tai yra pati didžiausia mūsų tautos gaivinimo versmė. Prašau. Lietuvai žinomas, jau beveik tapęs legendiniu partizanu, taip pat iš Naro būrio Žalgirio rinktinės Juozas Armonaitis. Būkit pasveikyti, mėlyjeji. Jūs visi čia kaip vienas, kiti kaip vienas. Vienminčiai, tai išlikę, peržengę per tą mirties slenkstį. Ir šiandien galime mes pagerbti, minėdami žuvusius didvyrius. Ačiū, kad jūs nepamiršote. Aš buvau bendražygis, kaip su Vytautu, Svoteliu.
Jonas Cimbolaitis Šarvas. Vietoj manęs galima sakyti. Nu ir ypatingai žinomi gerbiamas Tumas Adomas, taip pat Enzulaitis. Džiaugiuosi, kad jūs paminėte ir manau, kad jūs tą patį galvojate, ką jie tada galvojo ir ką galvoju aš. O moterėliai prie katedros Kaune sakė, kad gimimo laikotarpiu. Dievuli brangus, argi kas galėjo tikėtis, kad mes galėsime žvelgti į mūsų trispalvę Lietuvą, kad mes galėtume giedoti tautos himną. Aš sakau, motinėlė miela, menko tikėjimo žmonės jūs esate, jeigu jūs netikėjote. Mes visi tvirtai tikėjome, mūsų tikėjimas įvyko, ko tikėjomės, tai ir gavome. O kad nemoka valdyti, tai mes žinome, kaip nuo rusiškų bolševikų perėmė mūsų bolševikai. Ir mes nieko negalime padaryti. Nežinau, ar iš jūsų kas balsavo už juosius, bet jie balsavimu išrinkti. Dar bus laikas atitaisyti mums šitą padarytą nesąmonį, kad balsuotų mūsų dvasios broliai už bolševikus. Artėja dar išbandymas, dar galima ir atitaisyti. O šitą mes skaitysime už pamoką, kad dar turbūt per mažai aukų, per mažai kraujo išlietų. Bet tikiuosi, jūs ir jūsų vaikai atitaisys tą visą. Labai dėkingas aš jums, kad jūs čia esate, kad jūs išklausėte mane. Aš nesu kalbėtojas, nesu tam nei prityręs, nei ką, bet ačiū Dievui. Aš ne visas pilnas, jei su kojos vienos visai neturiu, bet tardant man ją nugraužė smogikai. Bet dvasia, ačiū Dievui, dar nepasikeitusi, kaip ir jūsų, jeigu mes kenčiame tuos dabartinė priespauda dar tokia sava, o kai savas muša daug labiau skauda. Atleiskite, gal kaip kainė, taip pasakiau, bet aš jums dėkingas. Ačiū, gyvuokite, gyvuokite, gyvuokite. Gerbiami susirinkę, tikrai mūsų karta, jaunoji karta, jaučiame įsipareigojimą dirbti Lietuvai, dirbti tėvynei. Ir būdamas čia, noriu tikrai pagerbti čia žuvusius žmones. Ir kaip, atsiprašau, dar vieną minutę, kaip ir įsipareigoju šitą monumentą, ar kaip pasakyti, prižiūrėti. Ir dar trumpą žodelį, tars Tauro apygardos štabo viršininkas gerbiamas Balsys. Mėlieji, tas partizanų vienų karas, tas pralietas kraujas veltui nenuvėjo. Mes šiandieną turime jau 17 metų kaip laisvą Lietuvą. Turime savo kariuomenę. Mes esame jau NATO nariai. Lygtai ir mūsų jau sienos tokios tvirčiau, patikimiau saugomos. Bet būkime budrus. Kremlius su Putinu priekyje mus toliau vadina parazitais Pabaltijai. Tarytum mes užgrobime jo žemės. Mūsų viduje tautos skiriami milijonai Maskvos ardymui. Gyva yra 5 kolona, kuri griauna mūsų ekonomiką. Tad, mėly, būkime budrus. Man liūdna, tenka būti mokyklose, gimnazijose. Man gaila ir liūdna mūsų jaunimo. 8-okai, 9-okai nežino, kad tai buvo rusai okupavę Lietuvą, kad tai buvo Antrasis pasaulinis karas. Nežino, kad tai buvo kunigaikštį mūsų. Slepiama. Brazauskas ant tiek įžūlus uždarė archyvus net. Ir laukia, mėlėjai, kada šitą pokarių kartą išeisim į Anapilį ir tarytum bus ištrinta mūsų tas 50-metis. Tad, mėly,
aš galvoju, kad ir mes kiekvienas privalome truputį jausti tos atsakomybės, būt aktyvesniais, drąsesniais. Gi mes išsirenkam tą Seimą ir vyriausybę, kurie toliau kaip erkės čiulpia iš mūsų tautos syvus, turtą ir gyvena tą dieną be jokios mūsų tautos ateities. Kodėl per tą 17 metų tie skylėti įstatymai visi, ne vienas nenubaustas stribas, ne vienas galvažudys KGBistas, jų trūnyje bylos stalčiuose pas tardytojus ir prokurorus ir laukia senaties. Tad, mielieji, baigdamas nuoširdžiai, aš tikiu, kad šis renginys mus pažadins, padarys aktyvesniais ir mes išsaugosime mūsų tą taip sunkiai iškovotą nepriklausomybę. Baigdamas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vardu, noriu nuoširdžiai mūsų gerbiamam kariui savanoriui Zigmui Tumusai padėkoti už tokį kilnų darbą, už tokį įamžinimą, kuris mūsų ateities kartoms bus kaip simbolis, kaip įrodymas, kaip buvo kovojama ir kaip pagerbta mūsų ateities tauta. Mielieji, ačiū visiems, linkiu geros nuotaikos ir sveikatos. Ačiū. Palinkę gluosniai, tyliai verkė, kai partizanė tu kritai, kai tavo akys užsimerkė, sustingo sielvarte laukai, kai tavo akys užsimerkė, sustingo sielvarte laukai. Už laisvę žemės mūsų gimtinės tu savo galvą paguldei, niekuomet neužmirš didvyrių mūsų laisvos tautos vaikai. Niekuomet neužmirš didvyrių mūsų laisvos tautos vaikai. Tau laurų spindinčią karūną nupins poetai
dainose. Garbė ir meilė tau tebūna per amžius mūsų širdyse. Garbė ir meilė tau tebūna per amžius mūsų širdyse. Garbė ir meilė tau tebūna per amžius mūsų širdyse.